Sveiki, šiandieną lankomės Sidnėjui, kalbėsime su ponu Ryčiu ir Rytis mums papasakos šiek tiek apie save, kaip jisai gyvena Australijoje, kodėl jis pasirinko Australiją ir kaip ir čia sekasi. Ryti, papasakok, iš kur esi, iš kokį miestą atvažiavai, kiek tau metų? Atvažiavau iš Utenos miesto, man yra 21 metai, prieš tai gyvenau gal pusmetį Vilniuje ir dar po to gyvenau apie pusmetį Edinburge. Kodėl pasirinkai, gyvenai Vilniuje, paskui gyvenai Edinburge, žinau, kad studijavai kažką, tai kodėl neužkabino ir kodėl atvažiavai čionai? Nežinau, tiesiog turbūt ieškojau tai to, kas man patinka ir to ieškojimo metu labai sėkmingai atradinėjau dalykus, kurie man nepatinka. Ir nežinau, tai dėl to ir mėčiausi per tuos visus dalykus ir pagaliau atradau tą Australiją. Kaip atradai Australiją? Kodėl pasirinkai šią šalį? Klausimas, į kurį visą laiką labai sunkiai randu atsakymą. Iš tikrųjų, turbūt daug žmonių visą laiką galvoja, kaip norėčiau būti Australijoje, kaip norėčiau būti kažkurioje kitoj tolimoje šalyje, bet visą laiką žmonės galvoja, kad tai neįmanoma padaryti. Aš dabar gyvenu Lietuvoje, neturiu pinigų, kaip aš išvažiuosiu į tą Australiją. Aš iš tikrųjų galvojau visiškai tą patį dalyką ir man atrodo, tavo puslapis buvo pirmas, kurį atradau. Pradėjau skaitinėti apie tai ir supratau, kad tai nėra toks neįmanomas dalykas. Kadangi buvau Edinburge užsidirbęs šiek tiek pinigų, tai pagalvojau, kodėlgi ne, važiuoju į Australiją. Tai iš tikrųjų galima sakyti taip, kad mano tinklapis pastūmėjo tave ir motyvavo atvažiuoti čia. Jo, taip, tavo tinklapis. Kaip tavo artimieji reagavo į tai, kad tu pasakai, kad tu išvažiuosi į Australiją? Tai yra tolimas kraštas, toli nuo namų, nuo artimųjų, nuo mamos. Ką jie sakė? Iš pradžių suprantama, kad tėvai visi artimieji nepalaikė, nes tai nėra ta šalis, iš kurios galėtum grįžti kas mėnesį, pamatyti juos, bet kadangi aš buvau ganėtinai užsispyręs, tai vis tik turėjau susitaikyti su tuo galiausiai. Ką studijuoji Australijai? Studijuoju informacinės technologijas Akademijos Australasia koledže. Kaip iš tikrųjų tau sekas? Kas tau patinka, kas nepatinka? Patinka, kad tai nėra labai užkrautos studijos, tai studijos, kurios palieka ganėtinai daug laiko visam kitam ir darbui ir laisvalaikiui. Nepatinka vėlgi tas pats dalykas, kad tai turbūt nėra universitetas, tai vis tiek yra biški žemesnio lygio studijos, bet niekas nedraudžia vėliau eiti į universitetą, tai suteikia kreditų, tai mažiau laiko reikia universitete praleisti. Kas yra tavo grupiokai, iš kur jie yra, ar jūs bendraujat su jais, artimai bendraujat? Grupiokai iš viso pasaulio yra nemažai asijiečių, yra nemažai iš Pietų Amerikos, yra taip pat lietuviai, su kuriais turbūt daugiausiai bendrauju koledže. Šiaip visi labai tikrai malonūs žmonės, dėstytojai taipogi labai malonūs ir supratingi ir jeigu kas nors neaišku, visą laiką išaiškina. Ar yra tauta, kuri tau labiausiai patiko čia Australijoje? Nes Australija yra visų šalių mišinys ir man, pavyzdžiui, labiausiai patiko brazilai ir italai. Kas tau Norėčiau pasakyti, kad aš susižavėjau labai azijiečiais, visais italais, nelabai viską, ką žinojau, atvažiavęs, kadangi nemažai žmonių yra, pradėjau su jais bendrauti ir pradėjau gilintis į jų kultūrą ir tikrai turi ką papasakot, pradedant kulinariją, baigiant visais jų papročiais. Tikrai labai įdomi tauta. Pasakok, prašau, kur gyveni? Darbo ir iki studijų daug laiko sugaišti keliaudamas. Gyvenu Camberdown rajone. Iki darbo man trunka, dirbu praktiškai pačiame miesto centre. Iki darbo man užtrunka su autobusu apie 20 minučių, su dviračiu apie 15 minučių. Tai... Galima sakyti, kad viskas yra šalia? Jo, viskas yra tikrai šalia. Niekur nereikia valandų laukti troleibuse ar kažkaip. Viskas labai greitai. Labai įdomu iš tikrųjų visiems, kaip sekasi lietuviams, kaip tau sekasi
įsikurti ir ar buvo kažkokių tai nuotykių įdomių, ar kažkas tave apgavo, neapgavo? Papasakok savo patirtį, kaip sekėsi įsikurti. Ne, kauniečiai niekas manęs neapgavo, tikrai visi malonūs žmonės, niekas nesistengia tavęs apgauti. O įsikūrimas, aišku, buvo iš pradžių kažkiek tai sudėtingas, vis tiek toli nuo Lietuvos, viskas kitaip, reikėjo perprasti tą jų sistemą. To streso vis tiek pradžioje, kai atvažiuoji, reikia darbą susirasti, reikia būstą susirasti, reikia daug ką padaryti, daug darbų, daug streso, bet po to jau įsikūrus tikrai gyvenimas pagerėja. Aš pačiu gyvenau pačiam miesto centre, aišku, teko dalintis kambarį, nes labai brangus tenais kambariai. Dabar persikėliau į nuosavą kambarį, šiek tiek laisviau. Kaip jautiesi Australijoje? Ar tau patinka, ar nepatinka, ar jautiesi čia užguitas, ar jautiesi emigrantu, ar apskritai, kokie jausmai kyla tau būnant šitoje šalyje? Iš tikrųjų labai man patinka kol kas ta Australija. Emigrantų aš nesijaučiu, tikrai nesijaučia tokio dalyko, kad kiti australai bendrauja su tavim kaip su emigrantu, visi stengiasi bendrauti kaip su savo žmogum. Taip pat labai daug kitų užsieniečių, su kuriais daugiausiai ir bendraujam, tai dėl to tos problemos tikrai nematau. Australijoje patinka geras oras, viskas, pats miestas Sidnėjus daug pramogų suteikia, tikrai neturiu kuo skųstis. Koks yra tavo laisvalaikis? Laisvalaikis, aš toks žmogus, kuris nėra per didelis mėgėjas klubų ir panašiai, aš esu daugiau gamtos žmogus, todėl kiekvieną laisvą dieną, kurią gaunu, aš stengiuosi kažkur išvažiuoti, kažką naujo pamatyti gamtos prasme. Tad toks mano daugiausia ir laisvalaikis, kuo daugiau keliauju. Ar daug bendrauji su australais? Gal gali palyginti, kokie jie yra, lyginant su europiečiais ar su tais pačiais anglais, iš kur jie yra kilę? Australai tokie labai laisvi žmonės, jie labai retai šneka apie kažką rimto, jie labai daug juokauja, galėčiau pasakyti. Tarkim, darbe pas mane daugiausiai australai dirba ir darbo diena praeina labai lengvai, nes paprasčiausiai visi juokauja darbe ir būna kaip draugų susirinkimas toks. Lyginant su lietuviais ir tais pačiais anglais, gal vis tik laimingesni žmonės šiandien. Aš sakyčiau, galbūt netgi tas oras įtakoja žmonių nuotaiką. Aš manau, kad šiandien laimingesni žmonės. Ar užtenka pinigų pragyvenimo? Nes studijos ir darbas daugumai žmonių iš Lietuvos yra nesusiejamas dalykas. Kaip čia viskas suderinti? Ar spėjai užsidirbti pinigų, ar spėjai užsimokėti už mokslus, ar tave paremė tėvai? Ne, iš tėvų aš kol kas neėmiau net centą, nereikėjo. Dirbau aš apie 30 valandų, suradau tokį aukso viduriuką tarp laisvo laiko ir darbo, tai per 30 valandų darbo užsidirbu tikrai tiek, kiek man užtenka ir netgi lieka, neišleidžiu iš visų tų pinigų. Mokslai prisideda taip pat, mes mokomės apie 20 valandų per savaitę, tai gaunasi nemažai, bet užtenka laiko laisvalaikio tikrai, nesikuodu dėl to. Kokios būtų tavo rekomendacijos žmonėms, kurie nori atvažiuoti į Australiją? Gal rekomenduotum kažkaip ypatingai pasiruošti? Nėra čia ką ruoštis, tiesiog reikia nusiteikti tam naujam gyvenimo etapui turbūt. Pasiimti šortus ir lėkti. Šlepetės. Nereikia per daug apie tai galvoti, nes aišku, kai būni Lietuvoje, tas žingsnis atrodo labai didelis, bet pagalvojus, nepasiseks, nepatiks, kažkas galima grįžti, nėra tai didelė labai problema, bet aš abejoju, kad čia kam nors nepatiks Australijai, nežinau, nesutikau to, kad jam nepatiktų. Kokie iš tikrųjų tavo tolimesni planai? Esi jau išbuvęs daugiau negu pusę metų ir tavo studijos trunka 2 metus ir kas toliau? Ar galvoji apie tai? Galvoju, bet esu vienas iš vienos pusės tikrai norisi likti toje Australijoje, viskas čia labai gražiai, bet iš kitos pusės kartais būna tokių dienų, kad labai pasilgsti šeimos, pasilgsti artimųjų ir atrodo, kad norėčiau vis tik grįžti.
turiu dar 1,5 metų apsvarstymam, tai tikrai tuos 1,5 metų aš čia laimingai atgyvensiu. Po to turbūt, kai jau reikės sugalvoti, ką daryti, tada ir sugalvosiu. Tikriausiai paskutinis klausimas, kodėl rekomenduotum Australiją? Kodėl atvažiuoti čia, kodėl bandyti ir kodėl pasirinkti šią šalį? Turbūt dėl tos pačios priežasties, dėl ko pats pasirinkau, nes tai yra šalis, kuri yra visai kitoj pusėje žemyno, tai viskas tikrai skirtinga. Tarkim, jeigu nuvažiuosi į Europos šalį, tai labai daug dalykų yra vienodų. Vis tik ta pati kultūra, kai atvažiuoji į Australiją, visai kita šalis ir labai daug skirtumų pamatysi, labai gera patirtis. Ačiū tau, šiandieną kalbėjom su Ryčiu.